Labą dieną. Trumpi pasakojimai. 8 dalis. Kedras. Vairuotojas, jo šaukinys Kedras. Nežinau kaip kam kare, bet man baisiausia buvo važiuoti nuo mūsų dislokacijos vietą tiesiai į frontą. Atstumas buvo nedidelis, 19 km nuo tos vietos, kur mes daugmaž ramiai gyvenom, iki 0, lygiai 19 km. Važiavimas vykdavo kartais 2 kart per dieną, kartais 3, kartais aš nevažiuodavau, nes budėdavo KSP. Bet pagrindas. Važiuodavau mes dažniausiai 3:30 ryto, rugpjūčio mėnesis, tamsu. Būdavo, kad kai anksčiau išvažiuodavom, rugpjūčio pradžioje važiuodavom 3 valandą nakties, kad būtų tamsu. Kaip jums papasakoti apie šitą kelionę? Tos 19 km į vieną pusę. Yra asfaltuotos kelias, visai neblogas, kokios 3-4 duobės. Tai 15 km. Tame kelyje gali prasilenkti tik 2 lengvosios mašinos. Lengvoji su sunkvežimiu jau neprasilenks. Išvažiuoji, susirenki karius, kurios veži į rotaciją, ir varai. Greitis nuo 100 iki 120 km per valandą. Važiuojam tiek, kiek ta mašina eina. 100 to keliu. Visa bėda tai, kad tu važiuoji be šviesų. Absoliučiai be jokių šviesų. Abudu langai atidaryti, šoniniai. Vairuotojas žiūri į kairę pusę, kad nenuvažiuoti nuo kelio. Aš žiūriu į dešinę pusę. Mano, taip sakant, atsakingiausias darbas pažiūrėti, kad mes neįlėktumėm į griovį. Į priekį žiūrėti neapsimoka, nes kapoto galo nesimato. Važiuoju ir galvoju, nedaug dieve kažkas nuvažiavo anksčiau už tave, sugedo, sustojo, neprilaužė šakų, nepadėjo ir tu į jį įlėksi. Važiuoti lėčiau nelabai gaunasi, nes reikia žiūrėti laiką, kad suspėti sugrįžti dar ne visai prašvytus. Jau važiuoju iš tos 15 km. Nuo tavęs nieko nepriklauso, tik nuo vairuotojo. Nuo tavęs priklauso žiūrėti, kad vairuotojas nenusuktų nuo kelio, bet su Kedru nebuvo problemų. Aš važiuodavau dar su 2-3 žmonėm. Po važinėjimo su jais aš supratau, kad važiuosiu aš tik su Kedru. Tik jam aš pasitikiu atiduodu savo gyvenimą į jo rankas, kur laiko vairą. Aš žinojau, kad jis mane išveš, net jeigu liks tik vienas ratas. 2 kartus mes su juo buvome, sakykime taip, labai blogoj situacijai. Važiuodami papuolėm po apšaudymų. Kaip jis tai pajuto, aš nesupratau, nes kai važiuoji su atvirais langais, mašina, vėjas, gauksmas, jis išgirdo, kad eina kasetės, jisai, nežinau, kiek jis išspaudė iš tos mašinos, kapotas vos neatsidarė, bet jis mane išvežė. Jis išveždavo mane visą laiką. Ačiū tau, Kedrai, tu vairuotojas. Tai pravažiuoju tos 15 km 100-120 km per valandą greičiu, paskui lieka dar 3 km vietos, kuri yra tiesiogiai matoma iš rusų pozicijos ir jinai apšaudoma. O ten būdavo cirkas, ten buvo duobių, ten buvo pilna skeveldrų, medžių nugriuvusių. Kaip jisai atsimindavo visus momentus tamsoj, kai reikia kažkur tai mašiną pasukti, aplenkti duobę, aš neįsivaizduoju. Jis važinėdavo ten 2-3 kartus per parą. Aš važiuodavau, irgi tą patį laiką su juo. Bet ne kiekvieną dieną, jis kiekvieną dieną. Kiekvieną parą. Neįsivaizduoju, kaip jis tai darydavo, bet su juo aš pralėkdavau, žinodavau, kad pravažiuosime bet kur. Davažiuoju, stovi rūko į nulį, jisai nusiekia, padarom savo darbą greitai. Sėdam į mašiną ir lekiam atgal. Jis man kažkada pasakė, mes taim laimingi vyrai, apie tave kalba, kad tau nė velnio negali atsitikti,
Aš sakau, čia ne apie mane taip kalba, čia apie tave taip kalba. Visi nori važiuoti su tavimi. Tai va, Kedrai, ačiū tau. Ta mašina buvo porą kartų papuolusi, vis dėlto papuolė po apšaudymais. Tai radiatorius pramuštas, tai dar kažkas. Tai. Nedidelis aš mašinos specialistas. Dūmindami davažiuodavom iki vietos, jau galvojant, kad pradedė ieškoti mašiną, su kuria reikės važiuoti už 5 valandų vėl. Bet žiūrėk, už tų 5 valandų Kedras ateina ir sako, važiuojam, mašina padaryta. Aš nežinau, iš tikrųjų, kada jis miegodavo. Matydavau, kaip jis valgo, bet kad miegotų, galbūt miegodavo, kai aš miegojau. Bet mašina visą laiką būdavo sutvarkyta. Nuostabus žmogus, nuostabus vairuotojas. Niekada nepradės tavęs klausinėti, jeigu mato, kad tu nenori atsakinėti. Niekada neužduos kvailų klausimų, kada baigsis karas ir kodėl jis prasidėjo. Jis protingas ir pats viską suprato. Nelįsdavo su kvailom kalbom, kad tik pakalbėti. Vairuotojas nuo Dievo. Jis gyvas, sveikas. Aš to džiaugiuosi. Ačiū tau, Kedrai, kad aš likau gyvas ir sveikas. Būtent tu vienas iš tų žmonių, nedaugelio, kuris prisidėjo prie to, kad aš likčiau gyvas ir sveikas. Pas mus buvo atvejis naktį, kai mes su juo įvažiavome iki savo nulio ir tenai išgirdom rusišką kalbą. Išsigandom, kaip velnėje būdom. Buvo baisu, nes įsivaizdavom, kad ten turi būti rusai. Jau galima sakyti, kad atsisveikinom savo gyvenimą. Bet pasirodė, kad tenai buvo iš kito bataliono pasiklydę žvalgai, stebėtojai teisingiau. Ir užėjo į mūsų teritoriją. Po tos nakties aš nustojau šnekėti fronte rusų kalba. Paprašiau, kad su manim šnekėtų visi tik ukrainietiškai, nes ukrainietiškai aš mokėjau žinoma porą žodžių, nelabai linkęs kalbom. Ir po to pradėjom visi kalbėti tik ukrainietiškai. Nes tai išgelbėjo mūsų gyvybę. Ir čia Kedras sugalvojo, kad reikia paklausti vyrų, kurie yra miške ir kalba rusiškai, kažką ukrainietiškai. Ačiū tau, Kedrai. Kedrai, tu buvai mano angelas. Aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad iki karo galo tu išgyvensi, būsi gyvas ir sveikas. Ir pas tave viskas gyvenime bus gerai. Patikėkite, važiuoti tos 3 kilometrus, kai esi kapotas jau grandinės, su kuriuom jisai buvo pririštas, nebeišlaiko ir atidarinėja. Ir žiauriai baisu, kai nuo tavęs niekas nepriklauso. O tik nuo vairuotojo. Bet tu pasižiūri į kairę, matai ramų Kedro veidą, kuris keikiasi tik po to, kai atvažiuoja. Ir žinai, kad viskas bus gerai, nes jis tave išveš. Kol Ukrainoje yra tokių kareivių kaip Kedras, Ukraina tikrai nepralaimės. Dar kartą, Kedrai, ačiū tau. Šiandien viskas. Iki.